metu vyksta ralis aplink Lietuvą, prezidentės taurį laimėti ir visi dalyviai turi pas mus trasoje Uoginių pravažiuoti po 3 ratus laikui. Ko nesitikėjom, dulkių tikrai nesitikėjom, nes ryte dar trasą tvarkėm ir mynėm ir lyginam. Dar buvo labai šlapia, bet karštą dieną padarė savo. Tai kažkaip keistai šis. Vyksta antrą kartą pas mums tas ralis. Pernai važiavo irgi, bet pernai važiavo po 2 ratus, šiemet važiuoja po 3 ratus. Turbūt trasa patiko. Smagu, kiekviena trasa yra savotiškai smagi. Vienur daugiau žvyro, kitur daugiau asfalto, kokie visi tie hipodromai, visi kažkokie savotiškai yra smagus. Taip pat ir šita trasa yra kažkokia specifinė. Mes tik tiek, kad dabar šį kartą, kai matau, važiuosim čia ir patams ir vėlai, mašina standartinė mūsų, tai gal biškai bus sudėtingiau, nes jau matau, kad čia išmalta, išdraskyta viskas po 50 mašinų, ar kiek jau čia pravažiavo. Priimtina danga mums su tokia atgyvenusiu automobiliu, na, tokia smagi. Nėra, gal, ne per žiauriai jam, nėra akmenų visokių kyšančių ten užkastų žemėj, arba ne tiek daug, kaip kitur. I come from Germany, from Hanover. It's a nice town and I love Uplink Lietuva. It's the 3rd time I'm here and it's so fantastic. Really good organization, nice people, nice area, and I hope that we just been more Europeans here. We have Switzer and German, and so I'm happy to be here. And I have a Lithuanian co-pilot and it's fun, fun, fun. Šiemet irgi žiūriu, vokiečiai yra, šveicarai yra užsiregistravę, iš anglų yra, anglai yra, man atrodo, lenkas vienas ekipažas ir, sakyčiau, gal 8 ekipažai neįgaliųjų yra. I have met a Lithuanian in Germany and he is the rally driver. It's Liutas Paulauskas, a very good friend of mine. And so I am now a member of the rally family a little bit. And it's really, really great. And I hope that mankind will be connected in this way. Dalyvaujam labai dažnai šitam rally, gal kokie 7, 8, gal 9 netgi. Esam vienais metais laimėję 2011 prezidento taurę. 10 metais tėtis mano yra laimėjęs. O dabar važiuojam, palydim svečius, važiuojam savo malonumai. Važiavę svečiai iš Vokietijos, iš Šveicarijos. Tai vat daugiau važiuojam toks palydėdami juos ir savo malonumą biškai prasiskaidrinti nuotaikas. We both come from Germany. From north of Germany, he from Celle and I from Ratzeburg. It's nearby Hamburg, and yeah, we start the 2nd time here at this rally and have a lot of fun here. But last year it was good, but this year it was perfect, really good. The tracks are better, the weather is better. Last year it's raining and we have not so good conditions on the track, and yeah,
It's very good organized. Pernai, sakykime, buvo tų mašinų, tokių Ferrari's važiavo, Porsche'ai važiavo, nu kur gatvėje nelabai sutiksi, važiavo. Čia kol kas dar nemačiau. Domimės automobilių sportu, esam fanai ralio. Svarbumas gal toksai, susibūrėm visi į vieną ratą, visi su vienodu požiūriu. Po ralio susirenkam visi, aptariam, pabūnam, ko gal, kaip sakyt, po eilinių darbo metu, kur pritrūksta to laiko su ta kompanija. Tai vat, būtent per tokius lengvus ralius, kurie neprofesionalūs, o tokie labiau mėgėjiški yra. Tai turim laiko, galim vakarais pasidėti ar ir pirty kokioj, ir vakar krepšinį teko pažiūrėti po ralio dar, tai neturim, kaip sakyt, kaip profesionaliam ralį, tai nėra ten to laiko tiek, visi poilsis, viskas biškai kitaip sureguliuota, čia tokia pramoga labiau. Patinka pasiviešinti po Lietuvą. More professional cause it's hard. We are tired, we are lose some things, but it doesn't matter because we will survive and enjoy life, and so it is really great. Šiais metais lyginant su, pavyzdžiui, praėjusių metų ar prieš tai buvusiais, jis yra toks režimai truputį griežtesni vairuotojams, ekipažams. Praktiškai neturime tokio komforto, poilsio režimo, ar kaip čia pasakius, realiai važiuojame nuo antrą parą, tik tai naktį miegoja ir vakar net nebuvo laiko užkasti, sustot. Na, šiandien truputį turėjom tokią labai gražią vietą, aplankėm Žagarę, nepastovaišino visus. Tai va, šiandien geriau jaučiamės. Mums sekasi labai gerai, nes mūsų tikslai yra tokie, kad sudalyvauti, pabūti ir kol kas esam čia, važiuojam. Jokių neužsibrėžę tikslų, važiuojam su dizeliniu net automobiliu, kurių net tokios klasės nėra, tai važiuojam grinai jokiai neįskaito, taip kad labiau palydėm vokiečius, draugus, šveicarus taip pat. Ir važiuojam sam, tai mūsų toks ir tikslas, kada važiuoti, nesugadinti nieko, kol kas sekasi.
taurė bus Kupiške, manau, čia gal už greičiausią laiką. Tai čia jau mėra bus prerogatyva rytoj Vilniuje įteikti šitą reikalą.